Sveiki gyvi bičiuliai, su jumis pirmą kartą šį sezoną sveikinasi tradicinė Vilniaus krepšinio lygos video apžvalga. Pirmoje mūsų laidoje apžvelgsime bene svarbiausią įvykį, tai yra Lietuvos krepšinio federacijos DNB taurės varžybas bei Vilniaus krepšinio lygos peripetijas. Prasidėjęs Lietuvos krepšinio federacijos DNB taurės turnyras jau pirmajame kvalifikacinėme etape tarpusavyje suvedė dvi Vilniaus krepšinio lygos komandas – Bukra ir Stiklo paslaptis LT. Nors šiemet Bukra debiutuoja Vilniaus krepšinio Top Sport elito lygoje, pajėgesnė buvo Stiklo paslapties komanda. Bukros gretose rezultatyviausiai žaidė net 43 taškus įmetęs buvęs LKL krepšininkas Edvinas Ruzgas, tačiau vieno jo indėlio nepakako. Tuo tarpu Stiklo paslapties gretose įspūdingai rungtyniavo Martynas Jokubauskas, pelnęs 24 taškus ir atkovojęs net 15 kamuolių. Dar 15 taškų į savo sąskaitą atseikėjo ir Žilvinas Grušas. Visas rungtynės pirmavę stikliečiai savo persvarą išlaikė iki pat pabaigos ir nors galėjo atsirasti intriga, rungtynės 70-67 laimi Stiklo paslaptis LT. Mes džiaugiamės pergalę, tikėjomės iš tikrųjų nugalėti Bukrą, nes ruošiamės sezono jo antros varžybos. Mačas gavosi šiek toks įdomus, įtemptas. Pirmavom vienu momentu 17 taškų. Aišku, mes tas varžybas taip pat išvaistom tą persvarą, bet čia nieko nepakeisim, mes dar mokomės. Šiaip iš tikrųjų džiaugiamės. Kitame etape tikimės tenai išsikovoti su Tegra, ten jau aišku, kaip gausis, taip gausis. Jau mums įsakymas, kad į antrą etapą išėjom. Ačiū sirgaliam, kurie pasirgo. Tikimės gausesnio palaikymo antrame etape. Žiūrėsim, kaip čia bus. Ačiū. Tuo tarpu kitoje arenoje susitiko dar viena Vilniaus krepšinio lygos atstovė, elito taurės laimėtoja Tegra ir svečiai Šiaulių blogiečiai, rungtyniaujantis Šiaulių krepšinio A lygos divizione. Čia atkaklesnė kova vyko tik tai pusantro kėlinio, kol galiausiai Tegra nutolo ir tapo nebepavėjami. 88-68 rungtynės laimėjo Vilniečiai, o rezultatyviausiai mūsiškių gretose žaidė po 18 taškų įmetęs Vaidas Bendikas bei Gytis Sušinskas. Milžinas Tadas Šablinskas pridėjo 11 taškų bei 12 atkovotų kamuolių. Šiauliečių gretose taip ir neatsirado daugiau negu vieno krepšininko, pelniusio 10 taškų. Kaip ir tikėjomės, panašiai ir buvo. Iš tikrųjų, gal trūko šiek tiek nusiteikimo, nes visi pasižiūrėjo, kad varžovai žemesni daugumoje pozicijų, toliau truputį jau buvo atsipalaidavę. Šiaip varžybos viskas tvarkoje. Galėjom pasikartoti derinius pasimokinti. Pažaidė visi 10 žaidėjų, kurie buvo šiandien. Kaip ir viskas vietoje, įskaitant slidžios salės, kurie, aišku, nepadėjo nei vieniem, nei kitiem. Ką, laukia sekantis etapas. Ketinimai rimti, bandom ir jie įveikti. Kaip seksis lengviau ar sunkiau bus matyti, nes varžybos turbūt bus greitai ir manau bus, kad irgi linksmos ir efektingos. Taip jau nutiko, jog kvalifikacinio etapo finale tarpusavyje susigrūmė dvi Vilniaus krepšinio lygos atstovės – Tegra ir Stiklo paslaptis LT. Tiems, kas tikėjosi lengvos Tegros pergalės, teko nusivilti, nes net ir trečiajame kėlinyje dar nebuvo aišku, kas pasieks galutinę pergalę. Tiesa, rungtynių pabaigoje spurtavusi Tegra laimėjo 14 taškų skirtumų 79-65 ir taip pateko į antrąjį LKF taurės etapą. Rungtynės antroji pusė kaip ir pridera patyrusiai mūsų komandai, jau susižaidusiai, nuėjom, pakalbėjom, nusiraminom visi, seišinom pagrindinės klaidas, sakykime, iš dalies užlopėm jas, tačiau susitvarkėm gynybą, susitvarkėm puolimo šiek tiek, ramiau pradėjom lošti ir pasiekėm rezultatą, stabiliai po truputį nuėjom į priekį. Beveik 30 minučių žaidėm lygiai, gavosi taip, kaip gavosi, paleidom. Jie varžovė labiau patyrė, taip ir nutiko, mes vis tiek dar tik B lygoje žaidžiam. Dėl pačio rezultato nesat labai nusivylę? Oi, mes tikrai nesijaudėm, mes praėjom pirmą etapą, antrame etape gavom galingesnę komandą, tiesiog pritruko patirties šiandieną. Vienintelis kelialapis į antrąjį LKF DNB taurės etapą atiteko Vilniaus Tegros krepšininkams, kurie susitiko su puikiai krepšinio mėgėjams pažįstama praeito sezono regionų krepšinio lygos pusfinalininkę Alytaus Savanorių komandą. Nors svečių gretose ir pamatėme tikrai nemažai krepšinio gerbėjams žinomų pavardžių.
kaip Modestas Šilalė, buvęs Žalgirio krepšininkas Andrius Jurkūnas arba Saulius Kazevičius, Tegra jų neišsigando ir sėkmingai pradėjo rungtynes, pirmaudama 11-5. Deja, vėliau sekė nesėkminga atkarpa ir alytiškiai persvėrė rezultatą savo naudai. Skirtumas nuolat augo, kol galiausiai trečio kėlinio viduryje Savanorio komanda priekė jau net 15 taškų skirtumų. Ir kai iš Tegros nesitikėjo niekas, jinai spurtavo. Spurtavo taip, jog likus 2 minutėm išsiveržė į priekį 1 tašku. Deja, jėgų pritrūko ir galutinę pergalę 77-69 iškovoja alytiškiai. Turėjom šiandien geras varžybas, antro etapo taurės, tikrai stiprius varžovus. Jungėmės lygiai visas varžybas, gale nusišypsojo laimė priešininkam. Ką padarysi, sportas yra sportas. Šiaip buvo labai smagu sudalyvauti taurėje. Nesam nusivylę, programą minimum įvykdėm. Tikiuosi, kad nenuvylėm ir VKL komandos. Kitą kartą pasieksim daugiau. Ačiū visiems. Prasidėjo kovos ir Top Sport VKL elito lygoje. Čia komandos dar nesužaidė daug rungtynių, o pergalės kol kas iškovojo Sadolid Tigrai, Orakulas bei Salytis Litenas. Keliaukime į VKL B lygą Rint tauriai laimėti, kur be abejonės centrinė dvikova tapo Šventė Pabradėje, vietos TTS ir PC Pilaitės akistata. Kiek daugiau nei 6000 gyventojų turintis Pabradės miestelis pasižymi labai garsiais ir gausiais krepšinio fanais. Todėl nieko keisto, jog į salę atidarymo rungtynėms sugužėjo daugiau negu 100 sirgalių. O kai kuriems teko susigrūsti net prie durų, norint pamatyti savo ekipos pergalę. Atvykusius vilniečius pasitiko netikėtas vaizdas. Ant parduotuvių iškabinti rungtynių plakatai, anonsai, kviečiantis apsilankyti krepšinio varžybos. Nemažesnė šventė buvo ir pačioje krepšinio aikštelėje. Pabradės ekipos vadovas Dangiras Brazys pertraukėlių metu apdovanojo Pabradės sportui nusipelniusius žmonės. Dėkojo joms už nuoširdų darbą, siekiant, jog Pabradėje krepšinis ir toliau būtų mylim. Žiūrovus linksmino šokėjos, o gražių žaidimų bei pergalę nudžiugino ir komanda. Veikusi BC Pilaitė daugiau negu užtikrintai – 167. Pažvelkime, kaip po pirmųjų dvikovų atrodė turnyrinės lentelės. A grupėje pirmauja po 2 pergalės iškovoję Felix, Patriotai, TTS bei 1 laimėjimą turinti Čenčia. B grupės turnyrinės pozicijas vainikuoja Stiklo paslaptis su 2 pergalėm. Po kartą laimėjo Ferimsta, Ginio pajėgos bei SPA. Na ir C grupėje kol kas vieninteliai be pralaimėjimų žengia kažkur matyti, bei Elektrėnų Hidras Kentauras. Kitos ekipos jau pasidalino po pergalę ir pralaimėjimą arba laimėti dar nesugebėjo. Vilniaus krepšinio C lygoje taip pat įsibėgėja 2 kovos. Trumpam apsilankykime Rehaus ir Kalam susitikime, kurį užtikrintai 77-36 laimėjo Rehaus vyrukai. Šios rungtynės išskirtinės buvo tuom, jog ekipos vadovas Justas Paliukėnas pasistengė taip pat padaryti čempionato atidarymo šventę ir pakvietė Vilniaus universiteto šokėjas. Susigundę tokių reginių, rungtynėse apsilankė nemažai žiūrovų, kurie gerokai pakaitino rungtynių atmosferą. Na, o pačią dvikovą, kaip ir minėjome, užtikrintai laimėjo aikštelės šeimininkai, kurių gretose geriausiai pasirodė 20 taškų įmetęs Paulius Jasukaitis. Tokiu būdu Rehaus komanda nuo pat pirmo turo tampa pogrupio lyderė, o paskutiniu metu pasistiprinusi. Ir dar vienu pernai metų VKL elito grupės žaidėjų Artūru Malychinu gali sau kelti labai nemažus tikslus čempionatui einant į pabaigą. VKL C lygos diremtos taurės turnyrinės lentelės kol kas atrodo taip. A grupėje vienintelė 2 pergalės iškovojo SKM 96 komanda. B grupėje išskirtinio lyderio kol kas nėra. C grupėje pirmuosius laimėjimus iškovojo Hansa Vyko Lietuvos geležinkeliai bei minėta Rehaus. Tuo tarpu D grupėje taip pat labai atkakli kova dėl kiekvienos pergalės. Grupė E bene sunkiausiai prognozuojama, nes visos komandos apylygės. Tuo tarpu F grupėje vienintelė 2 kartus laimėjo Litresta. Grupės G pirmąjį laiptelį iš karto okupuoja Valsva Normaliok su 2 pergalėm. Ta patį H grupėje padaro ir Jaman kolektyvas. Praeitų metų finalininkai Elektrėnų sporto centro vaikinai
pirmauja į grupėje su 2 laimėjimais. J grupėje tokį pat rezultatą pasiekė VKK Masonai bei Darbus komandos. VKL Hurom įmonių lygoje taip pat prasidėjo pirmosios dvikovos. A grupėje laimėjo Infolex, Vilniaus policija bei Unicredit bankas. Tuo tarpu B grupėje pergalės iškovojo Thomson Reuters ir NMA su X vaikinai. Šią savaitę dvikovos tęsiasi toliau. Jau antrąjį lapkričio savaitgalį, lapkričio 10 dieną, Lenkijoje Sopoto mieste startuoja antrasis tarptautinės mėgėjų krepšinio lygos turas. Čia dalyvaus ir Vilniaus krepšinio lygos rinktinė, kuri sužais 2 rungtynės su Švyturio Kauno krepšinio lygos bei Latvijos ir Rygos mėgėjų krepšinio lygos komandomis. Sekite visas naujienas puslapyje www.vkl.lt. Pasižiūrėkime į gražiausių užfiksuotų vaizdų top 5. 5 vieta ir Rehaus duetas Rapolas Šlajus bei Jaroslav Caplin. 4 vieta atitenka RKL komandai Savanoris Alytus, Saulius Kazevičius ir Saulius Dumbliauskas. 3 pozicija vėlgi LKF DNP taurės turnyras. Šį kartą Bukros duetas Eimantas Gasiūnas ir Edvinas Rusgas. 2 vietoje pavyzdinė Tegros ataka puolime žaidžiant prieš Šiaulių blogiečių komandą. Na ir 1 pozicija atitenka Tegros milžinui Tadui Šablinskui, kuris dėjimu užbaigia puikią Tegros ataką. Vilniaus krepšinio lyga nuoširdžiai dėkoja visiems savo rėmėjams bei partneriams. Primename jums, kad video vaizdelių visados laukiame adresu info@vilniauskl.lt. Susitiksime jau netrukus. Iki kito pasimatymo.